iš tikrųjų buvo prieš tai treniruotė viena, po kurios buvau pirmas, tiesiog buvo geras nusiteikimas, bet second chance tiesiog nepavyko patekti į finalą, nes visi labai nutrūkę nuo galvos važiavo, kovojo tik kad patekti į finalą. Tiesiog daug kovėmės, daug visko buvo ir neišėjo. Daug visokių incidentų. Aišku, iškart jau po starto vienas incidentas, po kurio tikrai sunku buvo atsigauti ir tiesiog neišėjo šį kartą. You žiūrite automoto?